skaičiai. Ach, tie skaičiai. Ir kasgi yra tie skaičiai mūsų gyvenime? Tų skaičių tiek daug, pradėkim nuo gimimo datos, kadangi dirbu su skaičiais, bet ne buhalterė. Dirbu su skaičiais, bet ne banke. Taigi, tie skaičiai. Visur jų daug, bet daugiausia gimimo datoje. Ir mes vis kalbam apie pozityvą, apie pozityvius skaičius, apie kaip jie veikia, kokie jie yra. Šiandieną pakalbėkime labai trumpai apie negatyvias skaičių reikšmes. Kodėlgi vieni skaičiai mus kelia aukštyn ir tas pats skaičius gali mus nuleisti. Tai yra neigiamos skaičių reikšmės, kurios yra mūsų gimimo datose. Pavyzdžiui, gimei 1980 12 mėnesio 10 dieną. Kiek visokių skaičių toje datoje. Ir kiekvienas iš jų turi savo reikšmę. Ir kiekviena reikšmė atsidaro tam tikrų momentų. Ne iš karto, ne šiandien, net jinai tiesiog atsidaro. Taigi tie skaičiai. Negatyvios arba kitaip sakykime, neigiamos skaičių reikšmės, jeigu yra vienetas. Kokiagi neigiama vieneto reikšmė? Puikybė ir vienatvė. Vienetai tiek pasikelia, tiek išpuiksta, tiek nori viską kontroliuoti ir būti vauč, kad jie geriau išeis į vienatvę, nei nusileis kažkam. Čia yra negatyvioji reikšmė. Dvejetukas. Įkyrumas. Kadangi žmogus, kuris turi daug dvejetų, jis mėgsta daug bla kalbėti ir jis mėgsta daug būti visada dėmesio centre, jis tiesiog nori padėti. Viskas yra labai gerai su dvejetu iš pozityviosios pusės, iš teigiamos pusės, bet būtent neigiamoji pusė įkyrumas. Dvejetukai įkyrus. Tačiau dvejetukai, vienetukai, trejetukai, visi skaičiukai iki 9 ir 0 yra mėnesyje, yra metuose, yra gimimo dienoje, yra jūsų šventam tiksle, ko jūsgi gimėte į šią žemę, kodėl atėjote, jūs galvojate atėjote, ai, tėtis su mama pam ir gyvename. Ne. Yra šventam tiksle, bet yra ir šventam pagrinde. Ir visi šie skaičiai turi savo reikšmes jūsų gyvenime. Jie sukrenta, susibūna, susidėlioja. Ir jeigu tu nors truputį pradėti žinoti savo skaičių reikšmes, tu lengvini savo gyvenimą. Tu tiesiog pradedi lengvinti savo gyvenimą. Taigi, sustojam ties dvejetuku. Trejetukas. Labai jau mėgsta pletkinti. Neigiama pusė trejetuko, kadangi jie turi labai daug žinių, jie turi labai daug palaiminimų iš dangaus. Trejetukai gimė 3 dieną, 3 mėnesį, bet trejetukai yra labai stipriai susijęs su pletkais. Svetimų gyvenimų nagrinėjimas. Labai trejetukas, jisai ir šventam tiksle gali būti, ir šventam pagrinde gali būti, ir metų eigoje gali būti. Tai atkreipkite dėmesį, negatyvioji pusė – pletkai. Negalima ten. Oi, ne. Ketvertukas. Pasitenkinimas, kai giria. Pasitenkinimas, kai jais žavisi. Nuoširdžiai pasakysiu, ketvertuko minusinė pusė – 100% narcisizmas. Tai žmonės, kurie yra narcizai. Tiesiog jie išsipuiksta, išsikeroja ir gyvenimas turi suktis tik apie juos. Jų neigiamoji pusė. Penketukas. Tai yra žinios plačiai. Viską aptars, gerai parduos, viskas puiku su jais, bet neigiama pusė. Tai yra buitis ir jų smulkmeniškumas. Artimuosius tikrai, taip pasakysiu, užknis. Tai, kad pedanti toks smulkmeniškumas, iki detalių viskas turi būti aiškiai sudėliota, subūta su... Tai neigiama penketuko pusė. Ir jeigu jis yra toj energijoje labai ilgai, prasideda tam tikri griuvimo procesai. Atkreipkime tai dėmesį. Šešetukas. Tai yra ištisinis bėgimas paskui pinigus.
Visur ieško pinigų. Neigiama pusė, kad kryptis yra mūsų, kryptis pagrindinė yra dvasinė. Mes gimėme su sielomis ir mes turime pripažinti jas ir mes turime augti, bet šešetukas visada krypti laiko būtent į bėgimą paskui pinigus. Tai atkreip dėmesį, kur eini. Pinigai ateina pas mus, bet ne aš turiu bėgti paskui pinigus. Kai mes bėgame paskui pinigus, pinigai bėga nuo mūsų. Juk čia gumos principas. Paskui kažką labai stipriai bėgi, tas būtent nusisuks ir bėgs į kitą pusę. Į tai atkreipkim dėmesį, septintukas. Beprotiškai lekia paskui sėkmę. Jiem ir taip sekasi, bet jeigu negatyvioji pusė pagauna tą cinkelį, kad bėgti paskui sėkmę, tiesiog nežiūri nieko. Per galvas gali bėgti, bet būtent į sėkmę. Ir tada prasideda avantiūros. Minusinė pusė. Lėkimas paskui sėkmę ir avantiūros. O tai reikėtų paprašyti ir gauti. Labai paprastai. Aštuntukas. Va šie žmonės labai puikiai moka šantažuoti. Šantažas. Jie visų lygių meistrai. Jie taip sudėlioja įvykius, kad visi kiti galvoja, kad čia ne jie pasakė. Jie tiesiog gali net manipuliuoti kitais žmonėmis įvairiais lygiais. Bet šantažas būna aukščiausio lygio, kad tu jautiesi kaltas už tai, kad tu aplamai kvėpuoji. Tai, nuoširdžiai sakau, aštuntukų minusinė pusė, jie labai atsakingi, jie labai protingi. Bet minusinė pusė, būtent šantažas. Devintukai. Kasgi tie devintukai? Devintukai pavydas ir įžeidumas. Pavydi visiems visko, absoliučiai minusinė pusė. Aš pats geriausias, aš viską geriausiai žinau, bet pavydas būna toks didžiulis, kad tu nebežinai, ką daryti šalia to žmogaus. Tu mažėji vien nuo jo išreiškiamų minčių, ten, kur visiškai neturėtų būti jokių abejonių, ten iškyla 1001 abejonė. Tai, o kai dar nuliai įsijungia, ui, dingsta bet koks kūrybiškas pradas. O tie skaičiai yra dar ir mūsų pamokose. Tie skaičiai ir ta skaičių magija. Taigi, mes turim ir pliusų, ir minusų. Su jumis Eligė ir skaičių magija.